Ilgai lauktas pavasariškas oras ir +10. Galbūt jau galima skelbti bikinio sezono pradžią. Nešalta. Dabar žiauriai karšta. Tikrai turėjo būti ledas. Mes dar vaikščiam šią savaitę. Pavasariškas. Ilgai lauktas pavasariškas oras ir +10. Galbūt jau galima skelbti bikinio sezono pradžią. Nešalta. Dabar žiauriai karšta. Tikrai turėjo būti ledas. Mes dar vaikščiam šią savaitę, antradienį dar buvo ledas. Starto linijas užima sveikuoliai pasiruošę ekstremalioms varžyboms. Nors ledas Galvės ežere jau ištirpo, tačiau 25 metrų eketė paruošta, o ją konstruojant teko padirbėti. Prieš 4 metus esam darę eketę iš pontonų. Nepaprasta. Čia mes 2 dienas dirbam, kad pastatyti šitą eketę, tuo tarpu jeigu pjauti iš ledo, tai mes išpjaunam per valandomis, galime skaičiuoti, per kokias 5 valandas. Laiką fiksuosim, nuimsim, padėsim kitiem išlipti, įlipti. Sieka! Kiekvienais metais vis geriau. Dopaminas, laimė, pažintys, energija, sveikata, daugiau rudų ir riebalų. Super miegas ir ramybė paskui būna. Tokios ledinės varžybos Trakuose vyksta jau 7 metus iš eilės, tačiau vieniems toks plaukimas pirmas. Ryžosi norėdami aplenkti save, stiprinti imunitetą ir sveikatą. Kiti žiemą maudosi nuolat, kitaip nebeįsivaizduoja. Liuks pirmą kartą, emocijų labai daug, labai faina. Negalim sustoti dabar tiesiog, bet to šalto vandens kaip kokie narkotikai vos ne. Tas šaltas vanduo iš tikrųjų. Esu žvalesnis, daugiau energijos, lygos nepuola, nuotaika pakyla iki lubų. Netrūksta žiūrovų, pastarieji vandenį lysti nežada, bet nuo vaizdo negali atplėšti akių. Ledinės jėga. Mes laimėsim. DJ Lara Croft, plojimai! Ruonis esate taip pat? Ruonis, Panevėžio Ruonis. 79 metų vyriausias dalyvis, jauniausiam žinau tikrai 11, bet nežinau, galbūt dar ir koks jaunesnis bus. Savo pavyzdį rodo ir Onutė iš Alytaus. Taip, plauksiu, esu senjora, 68 metų. Moters gyvenime plaukimas atsirado tik prieš 4 metus. Sako, amžius nekliūtis ir pradėti kažką naujo niekada nevėlu. Aš visada sakau, kad man metai tik skaičiai. Matom nuotaiką ir spalvos ryškios, dabar jūs aprangę. Ir maudymo kostiumėlis bus toks. Mėgstu ryškiai. Įvairaus amžiaus drąsuoliai siekia savo asmeninių rekordų, kai kam 25 metrus pavyksta įveikti vos per keliolika sekundžių. Pirmas takelis susiveržė stipriai į priekį. Plojimai merginoms! Nušokimas buvo sunkokas, užtat prigėriau vandens, bet paskui pagavau ritmą ir viskas gerai. Dabar jausmas puikus. Pakilėtas. 18 sekundžių 88, tai šiais metais bandysiu geriau, 17. O iš ežero pasišildyti į pirtį ar kubilą. Būdavo seniau 100 žmonių, paskui 120, 140. Šiais metais greičiausiai, kad bus apie 400 žmonių. Yra dalyviai iš Latvijos, Lenkijos, JAV, Vokietijos, Italijos, Afganistano, Turkijos. Tai vat, tokios, kaip tarptautinės varžybos. Dalyvauja iš viso pasaulio, bet viena ryškiausių kompanijų iš Elektrėnų. Aš 20 metų jau plaukiu, tai man nusiteikimas tiesiog čia yra šeimos šventė. Nuo vasario 16 buvo pirmas kartas. Jaunuolė. Su šitos padelės palaikymu. Komandos siela. Išmokom mylėti gyvenimą. Išsiplauna viskas. Ir smegenis, ir siela. Mano spaudimas susitvarkė, pulsas susitvarkė. Aš 6-7 metus nesu išgėręs nė vienos tabletės. Entuziastai plaukimą vadina žiemos maudynių sezono uždarimu ir plaukimu į pavasarį. Reikia atrasti tikėjimą. Mano šeima! Aušra Šiaulytė, Rolandas Šležas, Trakai.